Sveiki, esu naujienų agentūros BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis ir tęsėme diskusijas apie žiniasklaidą, į kurias kviečiame ne tik praktikuojančius žurnalistus, redaktorius, vadovus, bet ir žmonės iš akademinio pasaulio. Žiniasklaida šiandien susiduria su pasitikėjimo iššūkiais, o dėl auditorijos dėmesio su ja konkuruoja ne tik įvairios platformos, socialiniai tinklai, bet ir panašų į žurnalistinį turinį kūriantis turinio kūrėjai. Šių ir kitų iššūkių kontekste ieškome atsakymų į tai, kaip tradiciniai žiniasklaidai išlikti svarbiai ir aktualiai. Šį laidų ciklą remia Medijų rėmimo fondas, o šiandien kalbėsime apie tai, kągi veiks žurnalistai, kai tekstus rašys dirbtinis intelektas. Gal skamba ir dramatiškai, tačiau mašina jau geba kurti ir ne tik kurti antraštės ar taisyti klaidas, bet ir kūrybiškai pasakoti istorijas. Dirbtinis intelektas tampa vis svarbesnių įrankių šiuolaikinėje žurnalistikoje, tačiau kur tai nuves? Kaip keisis mūsų profesija, gal ateityje apskritai nebesivadinsime žurnalistais. Apie tai šiandien kalbėsime su Delfi naujienų portalo vyriausiaja redaktorė Rasa Lukaitytė-Vranauskienė ir Vytauto Didžiojo universiteto informatikos fakulteto dekanu Tomu Krilavičiumi, kuris taip pat yra asociacijos Infobalt prezidentas. Tai sveiki, ponai. Sveiki. Sveiki. Rasa, jūs pernai pirmieji turbūt visoje žiniasklaidoje į savo etikos kodeksą įsirašėte tai, kaip dirbate su dirbtiniu intelektu. Pacituosiu, dirbtinis intelektas gali būti panaudotas žurnalisto darbe tik kaip pagalbinė priemonė. Žurnalistas yra atsakingas už faktų patikrinimą ir galutinio teksto parengimą. Dirbtinio intelekto naudojimas turi būti nurodytas publikuojamajame redakcijos darbuotojo kūrinyje. Tai kaipgi tą dirbtinį intelektą naudojat? Nes kiek skaitau jūsų tekstus, tai dar nematau, kad būtų. Ne, tai mes iš esmės, aš jaučiau pareigą kaip redaktorė išties apsirašyti dirbtinio intelekto naudojimą ir turbūt aprašymai kis su laiku, nes dirbtinis intelektas yra gana naujas dalykas, įrankis, pagalbininkas, kaip jį bevadintum. Viena vertus gana naujas, kita vertus dabar labai madingas ir visokiose konferencijose tiek Lietuvoje, tiek visur kitur pasaulyje. Jeigu jos susijusios su žiniasklaida, tai kalbama, 2/3 temų būna vienaip ar kitaip susijęs su dirbtiniu intelektu. Tai yra tikrai labai aktuali karšta tema. Kita vertus, netgi sakyčiau, madinga tema. Dabar jau noris, jeigu tu nori būti šiuolaikiškas, tai turi kažkaip prisitraukti tą temą prie savęs. Ir aš jaučiau pareigą, nes ir pati daug galvojau ir sulaukdavau klausimų, kaip didžiausio portalo redaktoriai jaučiau pareigą apsirašyti. Tai mes kiek naudojame, tai naudojame kaip techninį pagalbininką, tiesą sakant. Pavyzdžiui, yra dizainas, naudoja paveikslėlių kūrybai arba pakūrybinimui arba kažkaip apdorojimui, tai gali būti lentelių apdorojimui, visokiausių. Techninis pagalbininkas paprastai kalbant. Aš pristatymą paties klausydama daugelį vietų galėčiau nesutikti, bet turbūt mes padiskutuosime. Taip, tai ir yra šios laidos tikslas. Be abejo, apie konkrečius būdus panaudoti ir kiek tai dera. Ir ar tikrai bus tokie laikai, kai tekstus rašys tik dirbtinis intelektas, vėlgi norėčiau padiskutuoti, tikiuosi turėsiu progą. Tikrai turėsim. O Rasa, kaip pati naudoji dirbtinį intelektą kasdieniai veikloj? Aš jį naudoju kaip pagalbininką. Tai pavyzdžiui, jeigu skaitau kažkokį ilgą apžvalgą, pavyzdžiui, tai paprašau sutrumpinti ją, man išskirti 10 punktų, aš kartais net taip žaidybiškai pabandau pažiūrėti, kokios jo yra galimybės, pažiūriu, kaip aš pati galvočiau, ką jis pasiūlo redagavimui, bet turiu meni, kad mano pačios, tarkim, kažkokiam dalykam, kur aš savo kasdieniniame darbe naudoju, kaip asistentų ištraukti kažkokius esminius momentus, pasitikrinti dalykus, pavyzdžiui, ką aš aptikau, ką radau, jau domiuosi kažkokią temą, pavyzdžiui, ir aš pagooglinu, o po to dar paklausiu dirbtinį intelektą, o tai kas tai yra arba kaip tai veikia. Taip. Eikim prie Tomo, aš tik tais nepaminėjau, pristačiau du pašnekovus, bet tik Rasa čia šalia mane sėdi, nes Tomas prie mūsų prisijungia nuotoliniu būdu. Tai ponia Krilavičiau, kaip jūs naudojate dirbtinį intelektą kasdienybėje? Tai iš tikrųjų mes jį daug kur naudojam taip, kad mes jo nematom. Tai ir tarkim, kas buvo nepaminėta, rašybos tikrinimas, tas dalykas yra naudojamas ir nieks net nereaguoja kaip kažką tai specialaus. Analogiškai, ten tie visi brukalų filtrai įvairiausi. Bet greičiausia čia, apie ką šiandien kalba, tai yra generuojantis dirbtinis intelektas. Tai tie įvairiausi modeliai, kur mes galim susigeneruoti paveiksliukus tekstą. Tai iš tikrųjų ir aš pats panašiai kažkiek naudoju tekstui, gal labai retai, bet naudoju paveiksliukam dažniau vien dėl to, kad autorinių teisių klausimas įsisprendžia, aišku, turi nurodyti, labai puiku, kad, kaip buvo paminėta, kad siekiama deklaruoti tuos dalykus, tai tas naudojimas auga, aš manau, kad ir visi mes jį daugiau naudosimės ir būtent artimiausių metų įsigrynins, kur ir kaip mes galim jį naudoti.
Jūs savo redakcijoje skiriat laiko tokiai sistemingai diskusijai apie dirbtinio intelekto panaudojamumą. Kiek tau pačiai žinoma, kiek žurnalistai tą dirbtinį intelektą naudoja, ar jie turi kažkaip apie tai, nežinau, jeigu nepažymėt tekstuose, nes nesakau, nesu matęs Delfi tekstų, kur būtų pažymėta, jog yra naudojamas dirbtinis intelektas juos kuriant, ar yra kažkokio sistemiškumo? Tai mes, kai rengiam etikos kodekso pakeitimus, tai redakcija viešai diskutavome apie tos pakeitimus, kaip reikėtų įrašyti naudojimą. Tuomet ir teiravausi, kaip žmonės, ką žino, kaip naudojas, tai buvo prieš metus beveik, tai jau praėjo daug laiko, šiuolaikinėme pasaulyje tai metai yra labai daug. Tai tada diskutavome apie tai, kokios jo galimybės, kaip naudoti, bet iš principo yra bendras sutarimas, sakyčiau, ir bendras matymas žurnalistų, mūsų bent jau Delfi bendruomenėje, kad dirbtinis intelektas nepakeis žurnalisto rašančio ir aš čia sakyčiau, tai yra didžiausias mūsų žurnalistų išskirtinumas nuo visų kitų turinio kūrėjų, tiesą sakant, ir nuo visų įvairiausio plauko puslapių, jeigu galima taip sakyti, būtent tai, kad mes turime žmogiškai santykį su informacija. Ir ką aš matau, kiek aš skaitau ir domiuosi pasaulinėmis tendencijomis, tai ir yra pasaulinė tendencija, kad žurnalistinis prisilietimas arba žmogiškasis prisilietimas yra svarbu vartotojui. Žmonės yra tiek dirginami ir atakuojami informaciniais pranešimais, kurių vis didesnę dalį sudaro dirbtinio intelekto produktai, kad jie nori žmogiškojo santykio, žmogiškojo prisilietimo ir žmogiškojo istorijos perleidimo. Tai aš manau, kad neįsivaizduojama, kad kažkaip, pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonėse nebūtų atskirta ir būtų suplakta tie dalykai, kurie, tarkime, rengiami dirbtinio intelekto ir kur rengiami tikrų žurnalistų. Aš mėgstu sakyti įvairiose konferencijose, kai skaitau pranešimus apie žiniasklaidos ateitį, čia gal toksai yra nelietuviškai sakant wishful thinking, arba, lietuviškai nežinau kaip taisyklingai gražiai sakyti, toksai norėjimas, tikėjimasis, kad kaip tik šiuolaikinėme didžiajame tame nepasitikėjimo amžiuje žiniasklaida, dirbtinis intelektas mums kaip žurnalistams suteikia progą, tiesą sakant, išlipti iš viso to liūno informacinio ir parodyti save, kad mes esame tikra. Kad mes dirbame apie struktūrą. Ir kad šiaip mano akimis, kad žiniasklaida bus patikrintos informacijos sala feiko vandenyne. Čia tokia mano frazė mėgstama yra. Ir aš labai tuo tikiu, tiesą sakant. Taip, aišku, dirbtinis intelektas tam savaime netrukdo, kaip ir turbūt nesumeluosiu, pasakydamas, kad nemažą dalį Delfi, kaip ir bet kurios kitos žiniasklaidos priemonės Lietuvoje turinio sudaro informaciniai pranešimai, gana paprasti, žinutės, kurios yra parengtos pranešimų spaudai pagrindu arba tuo, kad kažką pasakė, kodėl to negalėtų rašyti dirbtinis intelektas, turbūt jau gali. Mes bent jau tokių nenaudojame, bet vakarų žiniasklaidai taip, pavyzdžiui, vakarų žiniasklaidai sporto pranešimai, kiek žinau, yra, arba biržiniai pranešimai yra agreguojami, bet tai yra labiau tokia higiena informacijos, gal tai vadinama, vis tiek tai ne žurnalistinis darbas, paprastąją kalbant. Žurnalistika, aš matyčiau, didžioji žurnalistikos pridėtinė vertė yra, kai žurnalistas pakalbina, ką nors, patikrina informaciją, pakalbina 2-3 žmonės, jisai ją susistemina. Galų gale kažkur važiuoja, kažką pamato, ko jau tikrai jokia mašina nepadarys. Taip bendruoju požiūrį žurnalistikos esmė, Taip, ten, pavyzdžiui, kažkokie rutininiai įmonių balansų pranešimai, aš manau, kad jie gali būti publikuojami kaip mūsų laidos pašnekovas. Ir sakė, mes kartais patys nepajaučiame, kiek to dirbtinio intelekto yra mūsų gyvenime, tai čia turbūt apie tai yra. Pone Krilavičiau, jūs su žurnalistika neturit nieko bendro, bet turit šitą bendro su dirbtiniu intelektu, tai čia tokio jūsų žvilgsnio iš šono norėčiau, kaip jums atrodo, ką redakcijoms gero galėtų duoti dirbtinis intelektas. Tai, nėra taip visai, kad aš neturiu nieko bendro. Mes, sakykime, tas žiniasklaidos tekstai yra vienas iš šaltinių, su kuriais mes dirbame, atlikdami įvairius tyrimus, įskaitant ir dezinformacijos aptikimą, melagienų aptikimą, visokius neapykantos kalbą, bet aš manau, kad daug kur iš tikrųjų šiuo atveju dirbtinis intelektas, jisai padės atfiltruoti ir palikti gerus specialistus dirbančius. O dalis tų žmonių, kurie daro darbą, kuris, iš tikrųjų yra rutininis, tie patys ar ne ataskaitos išgeneravimas, skaičiukų, ten truputį apipinimas tekstų, tai tą dalį nufiltruos. O aš tikiuosi, kad kaip tik dirbtinio intelekto sprendimai padės medijos priemonėm ir galbūt daryti daugiau analitinių straipsnių, rasti daugiau įžvalgų, palyginimų, apibendrinimų tokie, kur tikrai atneštų tą naudą specialistam ir ne tik specialistam, bet ir paprastiem žmonėm, kurie
gautų ne tik informaciją, bet ją suvirškintą, pridėtą į kontekstą, kas jau ir dabar daroma, bet tie įrankiai leistų tai daryti ir plačiau ir kokybiškiau. Kita dalis, tie įrankiai leidžia vizualizuoti informaciją. Tai šalia to, kad dedami tik gražūs paveiksliukai, tarkim, gali atsirasti daugiau diagramų, schemų, kažkokių vizualizacijų. Tai jau vien šitos kelios dalys yra tikrai neblogas įrankis, kurie leistų žymiai pagerinti ir žiniasklaidos kokybę ir, sakykime, sumažinti tokį tiesiog pliką informacinį triukšmą. O kas liks vis tiek žurnalistam, aš manau, kad šiai dienai dirbtinio intelekto modeliai negalės atrinkti, kas svarbu, kas ne, ir pateikti žmonėms būtent iš to viso triukšmo informacinio atrinkti, kas svarbiausia. Tai aš tikiuosi, kad žurnalistai tą ir toliau darys. Rasa, įdomi Tomo įžvalga ir pats apie tai, tiesą sakant, nemažai galvoju. Ar nebus taip, kad tiesiog sumažės mūsų redakcijos? Vien dėl to, kad mūsų dalį darbų galės padaryti mašinos? Ir taip ir ne turbūt, nes sunku būti tuo pranašu, kuris mato, tarkime, žiniasklaidos ateitį, bet ką aš matau dirbdama žiniasklaidoje 20 metų, kad bendrai prasme turbūt nesumažėjo žmonių dirbančių žiniasklaidoje per tuos 20 metų, tik pasikeitė žiniasklaidos formose, ne? Taip sakyčiau, greitai mąstydama. Tai manau, kad taip pat bus ir ateityje, kad atsiras naujų profesijų žiniasklaidoje, apie kurias mes dabar gal nepagalvojame, atsiras naujų žmonių, atsiras, manau, ir etatų, kurie tikrins, ar tai nėra parengta dirbtinio intelekto būdu. Tiesiog inovuosime ir turėsime ieškoti kažkokių sprendimų. Kitas dalykas, atliepiant į mūsų kolegos laidoje minti, kad būtent apie ką ir kalbama, lentelės, paveikslėlį ir taip toliau, iš principo dirbtinis intelektas turėtų padėti gerinti vartotojo patirtį žiniasklaidoje. Taip. Tai yra ir, kaip buvo paminėta, ir pavidalinimas, bet ir, tarkime, ir rekomendacijos, ką toliau skaityti, ką žiūrėti. Kiti dalykai galbūt ten, tiesiog gerinti vartotojo patirtį, paprastai kalbant. Personalizuoja jau kai kurios žiniasklaidos priemonės turinį, naudodamas dirbtinį intelektą. Arba, pavyzdžiui, naujienlaiškiai kokie nors yra irgi jau išradimas padarytas, jie yra pagal tavo vartojimą arba pagal tavo užsakymą, jie yra agreguojami taip pat dirbtinio intelekto to paties. Kažkaip anksčiau bent visada kalbėjom, kad žurnalisto kūrybiškumo nepakeis jokia mašina, bet ar tikrai taip? Jau šiandien matom, kad tas pats ChatGPT sugeba rašyti. Ir yra kūrybiškas. Gavęs faktų rinkinius gali rašyti, tai ar tikrai nepasineigia šitą mūsų prielaidą? Aš manau, kad jis čia turbūt, kaip ChatGPT tikrai yra kūrybiškas ir bus vis kūrybiškesnis, nes mokysis iš tų pačių kūrybiškų žmonių. Kita vertus, manau, kad tiesiog jis neturės to žmogiškojo, sunkiai apibrėžiamo žmogaus išskirtinumo, nes yra, kaip mes ir mėgstame darbę sakyti, kad algoritmais, jie, tarkim, gali tau patarti, ką rašyti, ką skaito, pagal tai, ką skaito, gali daugybę prisipirkti įrankių įvairiausių. Ir jų yra, ir jie yra naudojami, testuojami, bandoma, kaip pritraukti auditoriją, kaip pagerinti santykį su turiniu, kaip tą turinį pateikti, kad auditorija jame liktų ilgiau ir, begalė kitų tokių žurnalistinės virtuvės dalykų, bet, kaip mano viena kolegė mėgsta sakyti, bet mes visi turime tą ypatingai cinkelį, kur mes tikrai žinom, kad šita tema bus populiari arba bus sudrebins Lietuvą. Tikrai žinom. Mes žurnalistai tikrai dažnu atveju teisingai pasakytumėm, ar šita istorija sudrebins Lietuvą ar nesudrebins. Taip, dažnai net nėra taisyklių, tam tai tiesiog iš patirties. Kaip aš negalėčiau parašyti formulės, kokia tai yra istorija. Taip, bendrus bruožus galima pasakyti, bet gyvenimo unikalumo ChatGPT neperteiks. Be abejo. Aišku, yra visokių darbų žiniasklaidų ir visokių profesijų, nežinau, čia galiu pasidalinti istoriją. Jau prieš gerus metus mes turėjom diskusiją su mūsų vertėjomis, nes BNS mes savo dalį turinio lietuvių kalbą verčiam į anglų ir į rusų kalbas, nes turime klientus, kurie skaito tik tomis kalbomis. Aš esu vertėjom pasakęs, kad iš esmės jūs tampat redaktoriamis. Vertėjas kaip darbas jisai tampa pasenęs. Google Translate'as, DeepLas, kurie beje irgi yra dirbtinio intelekto įrankiai, neblogai verčia iš lietuvių į anglų. Realiai, ką tau ten reikia padaryti, proofreadingą, kad sužiūrėti, jog neliktų kažkokių nesąmonių. ChatGPT gali padaryti proofreadingą. Taip, bet kitas dalykas, aišku, dar, nežinau, čia techninės jau detalės, bet yra posakiai lietuvių kalba, jau ten, kur į anglų kalbą tiesiogiai neišversti. Tai toks realiai redaktūrinis darbas. Bet Tomai, aš prie jūsų grįžtu, gal jūs, nežinau, ar turite savyje futurologo gyslelę, sutiktumėt pafantazuoti, kaip
Kaip tas žurnalistas ateityje dirbs, gal mūsų profesija iš vis kažkaip kitaip vadinsis? Tai aš netikiu, kad pati profesija pasikeis darbo pobūdis. Na, tai jeigu pasižiūrėjus prieš 100 metų, tai žurnalistas irgi kažkur tai važiuodavo karietą ar traukiniu ir siųsdavo telegramą, ar ne? Tai jisai pasikeis, bet aš nemanau, kad jų sumažės, pasikeis darbų pobūdį žurnalistų ir iš tikro aš nesutinku, kai mes įvardinam ten tuos ar ChatGPT, ar Gemini, ar dar kažkurį įrankį kaip kūrybingas. Jie nėra kūrybingi. Jie yra idealūs plagiatoriai arba sintetintojai duomenų. O kūrybingi yra žmonės, kurie užduoda tinkamus klausimus, pateikia tinkamą informaciją ir iš jos atrenka būtent, kas svarbu žmonėm. Tai aš manau, kad jeigu taip ir žiūrint į ateitį, tai žurnalistai pakryps dar labiau į taps labiau analitikais, tai kur būdavo vis tai bangom užeina tos kalbos apie daugiau analitikos žurnalistikoje, dar kažkur, tai aš manau, kad žurnalistam teks vis tik tai į tą pusę pajudėti, nes tiesiog naujienų reportinimas jisai tikrai sumažės, o padaugės poreikis būtent surinkus informaciją, ją labiau apibendrint, susintetint, naudojant visus įrankius. Ir žurnalistas tikrai naudos ir vaizdo įrankius, vaizdo analizės kažkokius, tai ir vaizdo generavimo, ir teksto. Ir greičiausiai tik tai, kas daug keisis, aš spėju, kad labai daug tekstinės informacijos ateityje pavirs video informacija, kur bus vaizdas ir garsas ir labai mažai teksto. Netgi ir tokiose vietose, kur yra nemažai analitikos. Tai šita dalis turėtų keistis. Na ir žinoma, kuo toliau, tuo daugiau artėsim prie realaus laiko tokios žurnalistikos. Tai aišku, šiandien irgi daug to vyksta, bet kuo toliau, tuo bus paprasčiau ir įžvalgas ir analitinės kažkokias analizės realesnių laikų pateikti, susijęti juos su kitais informacijos šaltiniais. Tai aš manau, kad žurnalistai taps žymiai plačiau dar matantys ir valdantys dar daugiau informacijos ir iš tikrųjų informuojantys plačiau daugiau įvairiausių kanalų. Manot, turint visą tai omeny, gal reikėtų ir, nežinau, žurnalistų ruošime kažką pakeisti. Aš žinau, kad jūs informatikos fakultete VDU dėstote, bet suprantu, kad prisiliečiat ir prie studentų, kurie studijuoja komunikaciją. Tai iš tikro reikia turbūt visų moksleivių ir studentų rengime keisti ir netiek mažai, panašiai kaip mes mokėm žmonės naudoti tam tikras skaitmeninės priemonės, tai taip pat ten naudotis kokiais nors raštvedybos įrankiais, elektroninius laiškus siųs, lygiai taip pat reiks mokyti žmonės naudotis tais visais dirbtinio intelekto pagrindų veikiančiais įrankiais, vaizdui, teksto generavimui, analizei, santraukom, dar kažkam. Ir iš tikrųjų universitetuose vyksta labai daug diskusijų ir analogiškai daug apie tai kalbama dabar ir su nacionalinė švietimo agentūra, ir su ŠMSM. Ir universitetai tarpusavy irgi ieško, kaip tą panaudojimą pagerinti, pastiprinti ir padaryti jį kuo kokybiškesnį. O jūs, Rasa, kai žurnalistus mokote dirbti naujokus, tai jau aiškinat jiems apie dirbtinį intelektą, ar duodat patiems susipažinti? Tiesą sakant, neaiškinant, bet aš nuspėčiau, kad jie geriau žino turbūt negu mes. Kiek aš žinau iš mokinių ir studentų praktikos, tokios neviešuose aptarimuose aptarinėjamos, tai kad dirbtinio intelekto įrankiai yra gerokai geriau įvaldyti turbūt negu šiuolaikinėje redakcijoje. Tekę man yra čia girdėti visokių istorijų, iš tikrųjų, kaip redaktoriai gaudo praktikantus ir žurnalistus, kad net klausimus interviu ruošiasi su dirbtiniu intelektu. Pačiai teko pagauti tokių? Ne. Ir ar baudėjai kaip nors? Neteko pagauti. O ar tai problema? Manau, kad nėra didelė problema, jeigu, pavyzdžiui, klausimus susiruošia su dirbtiniu intelektu. Priklauso nuo to, kaip tos panaudoja klausimus, ar sugeba reaguoti, ar sugeba užduoti gilesnius klausimus, ar sugeba mąstyti, paprastai kalbant. Taip. Be abejo, čia nežinau, ar šitos diskusijos tema, bet technologijų plėtrai, įgaunant vis didesnį pagreitį, klausimą apie tai, ar apskritai galvosime, irgi čia vis kartais užduodam, pačiai nesijaučia iš jaunesnių žurnalistų pernelyg didelė priklausomybė nuo technologijų, šitą prasme.
Tiesą sakant, tiek per giliai nemaščiau, bet čia, žinote, man atrodo, kiekviena karta sako, kad paskesnė karta yra kažko blogesnė. Čia net sakoma akmenyje, ne, prieš kiek ten metų buvo įkalta. Tai aš visada save sustabdau tokiose diskusijose ir sakau, kad kiekviena karta turi savo stiprybių ir turi savo silpnybių, kaip ir mūsų karta. Tai aš labai žaviuosi, pavyzdžiui, mes turim jaunosios kartos, nedaug, bet turim keletą puikių žurnalistų jaunosios kartos ir mane jie žavi savo drąsa. Tiesą sakant, jie yra gerokai drąsesni negu mūsų karta, savo tokiu imlumu, stereotipų laužimų kita vertus. Tai sakyčiau, žinok, neabsoliutinkime. Dar Rasa norėjau pasitirauti, ir pati kalbėjai apie pavyzdžius ir pačiam teko apie juos skaityti, domėtis, taip, informacinės žinutės dirbtinis intelektas jau generuoja. Kas mus stabdo dar Lietuvoje nuo to, kad sistemingai tą darytume? Aš sakyčiau, kad kalba ir kaina. O kas kainuoja? Tai technologija kainuoja ir kalba tuo pačiu. Nes mūsų kalba, tarkime, jeigu mes būtume anglakalbiai, tai turbūt jau, neturbūt, o tikrai yra jau sukurta įrankių ir kadangi jie yra sukurti didelėms auditorijoms ir dideliam gyventojų skaičiui, jie tikrai yra pigesni santykinai, negu, tarkime, kažkas kurtų tik lietuvių kalbai įrankį. Taip, čia su lietuvių kalba iš tikrųjų, Tomai, turime truputėlį problemą, vis bandom išsibandyti tos įrankius, bet pastebim, kad mūsų kalba jie neveikia taip kokybiškai kaip anglų, kas turbūt yra normalu, bet kada tai pasikeis, kaip pačiam atrodo? Tai turbūt, kad pasiek tokį lygį, tai mes lietuvių kalbą niekad neturėsim tiek teksto, tiek pavyzdžių, kiek yra anglų kalba. Tai visada bus tam tikrų problemų, bet ir šiuo metu iš tikrųjų nemažai projektų vykdo, įskaitant ir Vytauto Didžiojo universitetą su partneriais, kur rengiami žymiai didesni tekstynai, kurių pagrindų tikrai būtų galima padaryti ir geresnius, kokybesnius įrankius, kurie veiks su lietuvių kalba. Ir čia pakankamai trumpi terminai, tai aš manau, kad tam tikri variantai matysis ir kitais metais, 26 metais nemažai turi tų projektų pasibaigti. Tai iš tikrųjų tikrai atsiras nemažai atvirų tekstynų lietuvių kalba, su kuriais galima bus dirbti. Beje, kiek žinau, ir Delfis irgi dirbas, turi panašių projektų, rengia tam tikrus tekstynus, tai aš manau, kad čia visaip galėsim patobulėti visose srityse. Papasakokit plačiau, Tomai, truputėlį su kokiamis technologijomis dabar dirba VDU, gal kažkokios iš jų galėtų būti pritaikomas bent ateityje žurnalistiniam darbe? Tai iš tikro technologijos yra daugiau mažiau tos pačios, dirbama su didžiaisiais kalbos modeliais ir tiesiog siekiama sukurti juos geresnius arba pritaikytus tam tikriem uždaviniam, arba tiesiog, kad geriau veiktų su lietuvių kalba. O tam reikia, sąlyginai paprasto dalyko, labai didelio tekstyno, tarkim, kokie 3,5 milijardo žodžių ar daugiau, ir iš jų pagaminti kalbos modelius, skirtingus jų variantus ir pasirinkti, kuris geriausiai veiktų. O kita dalis turbūt, kadangi tie tekstynai bus atviri, tai galbūt ir OpenAI, Google, Microsoft ar dar kas nors paims juos ir panaudos irgi savo modeliuose, kad pasiekti geresnę kokybę ir lietuvių kalbos. O paskui jau kita dalis yra tiesiog pritaikyti juos spręsti konkretiem uždaviniam. Tai ar tai būtų tam tikro teksto generavimas ar kažko tai tekste aptikimas, neapykantos kalbos arba dezinformacijos, melagienų kažkokių, o galbūt tiesiog nuasmeninimas. Tai tų uždavinių gali būti daugybė. Rasa, Tomas jau truputėlį minėjo, įsivaizduojantis, kad ateityje žurnalistai būsime labiau analitikais, pagaliau rasime laiko tai analitikai, kai apie laiko trūkumą vis dar šiandien diskutuojame, nes skiriame daug laiko tokiai žurnalistiniai kasdienybei, nemažai laiko skiriame ir techniniam darbui. Kaip pačiai atrodo, tai turbūt turėsim žurnalistų analitikų, turėsim dirbtinio intelekto prižiūrėtojų, pati įsivaizduoji tą redakcija, kokia jinai, nežinau, atrodys po 15 metų. Aš visą laiką mąstydama apie ateitį pagalvoju apie praeitį ir sudedu paralelės. Iš ties, kaip jau ponas Tomas paminėjo, kad ir žurnalisto darbas pasikeitė per 100 metį, per 50 metų. Tiesą sakant, jis labai pasikeitė per 20 metų, kiek aš dirbu. Jeigu aš kartais mėgstu juokais net pasakyti, kad jeigu aš dirbčiau taip, kaip mus mokė žurnalistikos, tai aš jau seniai darbo neturėčiau, kiek yra dalykų, kuriuos man teko išmokti, naudoti savo darbe. Tikrai gerokai viskas pasikeitė yra.
Tai žvelgiant atgal, 15 metų tai nebuvo labai didelis, socialinių tinklų redaktorių nebuvo, ne, turbūt prieš 15 metų, kogi dar ten labai nebuvo. Tai manau, kad ir per 15 metų atsiras keletas naujų etatų. Atsiras, kažkam reikės prižiūrėti tą dirbtinį intelektą, netgi jeigu jis ir įdiegtas bus į sistemas. Tai vadinasi, bus dirbtinio intelekto prižiūrėtojai. Kaip pats sakai, ar žurnalistams atsiras laiko, nežinau, laikas yra labai reliatyvi savoka ir čia turbūt susijęs su darbo planavimu ir savo keliamais uždaviniais. Mes visada dabar bėgam ir lenktyniam su laiku. Tiesą sakant, nepaklausdami tų vartotojų, ar jiems reikia to mūsų greičio ir visada jo tiek to greičio reikia. Ką aš jaučiu irgi, kad vartotojams reikia, kaip ir ponas Tomas minėjo, reikia analitikos, jiems reikia paaiškinti arba parodyti, kuo skiriasi praeitis sprendimas nuo šio. Jiems reikia to žurnalistinio prisilietimo, nes tų bendrųjų žinių jis ir taip gauna, nes jie atakuoja per visus galus ir per visus ekranus, atsidarė šaldytuvą, vos neįs pradeda pasakoti, kas ten šiandien nevyko, bet kartais žmogus ir užsiduoda savo klausimą, o tai kas man iš to? Ir čia ne šios diskusijos tema, bet ta pati naujienų dieta, nuovargis naujienų, tai susijęs su daugeliu dalykų ir su to, kas vyksta pasaulyje, bet tuo pačiu ir su informaciniu srautu. Tai žurnalisto užduotis, manau, bus prasibrauti pro visą tą informacinį srautą su savo kokybišku darbu ir būtent ar analitiniu, ar kažkokiu įdomiai surašytų, kad ir gyvenimiškų interviu, ar politiko interviu, kad tai skirtų jį iš tos begalinės gausos informacijos. Rasa, dar klausimas toks truputėlį filosofinis kyla, man šitai laidai besiruošiant, labai daug mes žurnalistų bendruomenėje apie objektyvumą diskutuojam, apie tai, kaip jo pasiekti, tarsi ir komunikacijos mokslininkai sutarė, tikiu, kad ir bendruomenė sutarė, jog pasiekti iki galo jo neįmanoma, bet tai yra siekiamybė pati savaime, turi būti jo siekiama. Tai gal dirbtinis intelektas bus tas objektyvus naujienų atrinkėjas, nežinau, lydų formuluotojas ir tokiu būdu galėsim... Kol kas su dirbtinio intelekto problema, kad jis labai neobjektyvus yra, tiesą sakant. Jis prisimoko ko nors ir dar visai neseniai paklausus, kieno Krymas būdavo su ChatGPT. Ką jis neatsakydavo, tiesą sakant, neprisimenu. Čia per vienus mokymus pasakojo, kad skiriasi jo nuomonė, po to jis susikalibravo. Tai... Arba kartais jis pasako, aš nežinau, arba man čia per sudėtinga. Taip, arba ten politkorektiškas labai nori išlikti. Tai jis nori būti, tai čia manau, kad šiuo požiūrį bent jau dabartinėme etape nemanau, kad jis galėtų būti objektyvus patarėjas būtent lydų rašymo arba informacinės atrankos. Pasikartosiu vėl tą patį, kad, man atrodo, žmogiškasis profesinis santykis su informacija išliks būtinybė žiniasklaidoje. Suprantu, ką Rasa sakai, Jon, tai dirbtinis intelektas mokosi iš to, ką turi, tai prasme, iš informacijos, kuri prieinama viešoje erdvėje ir tikrai pribūrė kartais nemažai jau čia kalbant ne tik apie kažkokius vertinimus, apie tai, kas svarbu, bet ir apskritai faktų prisigalvoja. Tomai, o jums kaip atrodo dirbtinis intelektas gali ateityje būti objektyvus, tiek objektyvus, kad galėtų už žurnalistus spręsti kažkokius esminius, nežinau, naujienų atrankos principus, pavyzdžiui? Nemanau. Pirmiausiai, aš turbūt net ir nesu aišku tos ryties mokslininkas, bet nemanau, kad patys žmonės gali būti objektyvūs, o dirbtinio intelekto modeliai visi veikia informacijos, kurią mes prigeneravom per paskutinių daug metų pagrindų. Ir daug tos informacijos yra su kažkokia tai diskriminacija, kažkokiu specifiniu požiūriu. Tai tiesiog visa tai ir pakliūna į modelius. Tie modeliai, tai nėra kažkas protingo, kažkoks intelektas iš tikrųjų. Tai yra tiesiog tų visų tekstų regeneruotų čia per 100-metį bent paskutinį skaitmenizuotų tekstų rinkiniai. Tai ten yra didelis šiukšlynas ir visokių nesąmonių, todėl ir visa tai yra pakliūna tuose modeliuose ir tam tikrų momentų tai gali irgi pasirodyti ir būti išmesta. Tai aš manau, kad kaip tik tai yra įrankis tokiam labiau baziniam darbui atlikti, o žurnalistui teks būti tuo, kuris žiūri kritiškai ir siekia to maksimalaus objektyvumo. Čia turbūt vienas iš darbų, kurį turės išmokti daug kas, jeigu norės naudoti sėkmingai tais dirbtinio intelekto modeliais, išmokti labai kritiškai ir atsargiai vertinti visą pateikiamą informaciją. Aš galėčiau dar pridėti, kad aš kažkada nuobodžiaudama ilgoje kelionėje bandžiau susipykti su Siri.
Ir aišku, kad man nepavyko ir aš tada vieno mokslininko klausiu irgi sakau, ar galiu susipykti su Siri, pavyzdžiui. Na, kiek jinai gali žmogiškai būti. Tai ne, sakė, dar negaliu, bet po 15 metų gal jau ir galėčiau. Na, tai įsivaizduokime fantastiką, ne, kad susipykstu su Siri, jinai sako, viskas, tada aš išjungiu tavo mašiną, nes tu netinkamai ilgiesi ir sukinė ten, kur reikia. Bet čia, tokia mokslinės fantastikos dalis yra. Ir tai čia vis tiek tai rodo, kad dirbtinis intelektas dar yra ribotas ir liks turbūt ribotas ir mes jį turėsime valdyti, kol neatsitiks taip, kaip rodo kai kuriuose fantastinėse filmuose. Tai panašia gaida gal ir užbaigim, gal truputėlį ir rizikuojam pasikartoti, bet vis tiek tokių užbaigiančių klausimų norėčiau pabaigti. Rasa, tai nežinau, Delfi redakcija 2040 metais, tai kaip jinai atrodo ir koks dirbtinio intelekto vaidmuo kasdieniniam redakcijos gyvenime? Na, jeigu čia fantazuojam ir jau žvelgiam į mokslinę fantastiką, tai aš manau, kad mes turime nemažą skyrių, kuris prižiūri automatiškai agreguojamas naujienas. Tai pavyzdžiui, jos automatiškai perkeliamos iš agentūrų, turėtų būti atrinktų jau ateinančias iš pašto pranešimus, kurio žurnalistam dabar yra vargas ir pagal nustatytą turbūt algoritmą jos turėtų atrinkti, publikuoti, bet galutinį sprendimą priimtų turbūt žmogus, sakyčiau, vis tiek. Dienos redaktorių turbūt nėra, yra jau kažkoks kitoks. Bet vėlgi yra dienos redaktorius, kuris prižiūri, kas ten vyksta, kilnoja topus, bet jis turėtų prižiūrėti, nes vėlgi aš nepasitikėčiau 100% dirbtiniu intelektu, nes jis gali pahaliucionuoti, kaip mėgstama sakyti. Tai žmogiškojo santykio dėliojant topus tikrai reikėtų. Tada žurnalistai rašo žmogiškas istorijas ir daugėto ryšio, tiesą sakant, nuvykimo į vietą, pavyzdžiui, transliavimo iš vietos, žmonių gyvų pakalbinimo. Kas dabar, pavyzdžiui, gana daug telefoninių pokalbio, ne? Tai aš manyčiau, kad jų turėtų atsirasti daugiau gyvų. Ir tada jau dalį tų pakeis dirbtinis intelektas. Dėl fronto priežiūros, topo priežiūros, čia kaip be vadinsi, turbūt suprantam, apie ką kalbam, portalo titulinis puslapis. Taip. Jau dabar yra pavyzdžių pasaulyje, kur dirbtinis intelektas naudojamas personalizuoti turinį pagal tai, ką skaito vartotojas. Ne visas, ne visas, bet radikalumas tos priemonės naudojimo, nežinau, gali skirtis. Pirmas 3 naujienas gali parinkti redaktorius, visa, kas liko dirbtinis intelektas, galima atvirkščiai, kaip pačiai atrodo, tai yra naudinga ar žalinga. Ir gal Delfi svarsto padaryti kažką panašaus? Manau, kad tai yra naudinga, priklauso tik nuo santykio kiek. Tai aš vis tiek esu šalininkė to žmogiškojo ryšio, bet kita vertus aš suprantu realybę, kai išleidžiame po kelius šimtus straipsnių ir net ir super vartotojas jų tikrai visų nepamato. Tai tikrai logikos yra pasiūlyti žmonėms, kažką, kas yra jo tema. Galų galia ir uždirbti galimybės didesnės, nes jeigu tu siūlai žmogui tai, kuo jisai domisi, didesnė tikimybė, kad paspaus. Tai ir vakarų žiniasklaidos patirtis rodo, kad įstraukimas yra didesnis. Tokiu atveju. Supratau. Kodėl tada svarbu išlaikyti tą žmogiškąjį elementą atrenkant naujieną? Todėl, kad žiniasklaida tada taptų socialinių tinklų, kurį valdo algoritmas ir žmogus, kuris domisi vandens sportu ir maisto gamybą, niekada nesužinotų, kad buvo išrinktas Trumpas. Taip, tiesa turbūt. Na ir aišku, apskritai uždaryti žmonės į burbulus, tai vėl... Tai yra super pavojinga ir aš, pavyzdžiui, nuolat irgi kartoju, kad žiniasklaida turėtų, na bent jau Delfi tokį tikslą keliu būti tą aikštę, kurioje susitinka skirtingos nuomonės ir jau nuo to socialinių tinklų poveikio žmonėms jie nepripratę matyti kitų nuomonių arba kitaip galvojančių, jie tiesiog jos neigia tos žmonės, ne? Tai atsidaro Delfi ir sako, Dieve, kodėl jie kalbina tą žmogų maždaug, nes jie nepripratę socialinėme tinkle matyti to žmogaus, nes mano, kad visi mąsto taip pat. Tai aš keliu savo tą tikslą ir manau, kad tai jau privaloma žiniasklaida yra ir tai įmanoma tik su žmogiškųjų prisilietimu. Ačiū, Rasa, kad atėjai pas mus šiandien. Rasa Lukaitytė buvo Delfi naujienų portalo vyriausioji redaktorė, taip pat Tomas Krilavičius, asociacijos Infobalt prezidentas bei Vytauto Didžiojo universiteto informatikos fakulteto dekanas. Aš esu BNS vyriausiasis redaktorius Saulius Jakučionis. Ačiū, kad klausėte, ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.